Draugai mano, kas vyksta? Ką tik gavau emergency pranešimai visus savo mobiliuosius įrenginius aparatus. Štai ką Emergency Alert Extreme pranešė man ramiai važiuojant automobiliu. Lietuvos kariuomenė praneša, tikėtinas oro pavojus. Išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą, pastebėję skrendantį, nukritusi įtartiną objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos www.lt72.lt. Bet tai dar ne viskas, aš jau puoliau ieškoti, kur man tenai prisiglausti, į kokį požeminį garažą įvažiuoti, po kokių krūmų pasislėpti, kokiais pernykščiais lapais apsikasti. Atėjo naujas Emergency Alert Extreme. Lietuvos kariuomenė praneša oro pavojus. Nedelsdami skubėkite į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinkite artimaisiais. Laukite tolesnių rekomendacijų. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos vėl ten pat www.lt72.lt. Draugai mano, ką daryti, kur man rasti priedangą? Ar virtuvė yra saugi vieta, ar nesaugi vieta nuo oro pavojaus? Ir kas tas oro pavojus? Aš mačiau kadruose, kaip atrodo oro pavojus, kai lekia iš Irano raketos per Persijos įlanką ir heračina viską ten Bahreinė, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Saudo Arabijoje, Izraelyje. Aš mačiau, kaip atrodo oro pavojus Ukrainos miestų gatvėse, kai heračina kinžalai, iskanderai, kalibrai, šachedai, geranijos į karinius objektus, į karių koncentracijos vietas. Aš mačiau, kaip tai atrodo. Nuo tokio daikto nėra kur Lietuvoje pasislėpti. Nuo tokiam daiktui Lietuvoje buvo pastatytos Vilniuje, kiekvienam rajonėlėje buvo pastatyti betoniniai bunkeriai. Bet tie betoniniai bunkeriai seniausiai yra privatizuoti ir artimiausias bunkeris nuo manęs už poros šimtų metrų yra dabar su spina užrakintas, ką tik parduotas, pusiau nukastas. Kur slėptis? Važiuojant naujosios į naują Vilniuje tenai požeminėje perėjoje su tuo trikampiuku priedangos palysti ir pastovėti. O juokingiausia, kad šitos pranešimus, aš neišsigalvoju, jie yra. Gavo ir visi mokinukai, ir visi mokytojai. Tai dabar aš įsivaizduoju, kas dedasi mokyklose, nes dabar yra 10:30, ar ne? Ir oro pavojus yra paskelbtas, o apie oro pavojus pabaigą informuos atskirų pranešimų. Tai dabar visi vaikučiai turi kažkur bėgti į savo rusius mokyklos, taip? Ir tenai tupėti. Vietoj to, kad ramiai mokytųsi ir ramiai leistų savo laiką. Nežinau, kuria vieta, kuriais pusrutuliais galvoja mūsų šitie pseudo kariūnai, pseudo galiūnai, Rusijos nugalėtojai, Ukrainos draugai. Bet jeigu realiai dabar, aš tai čia dergiuosi, ar ne, bet jeigu realiai dabar yra pakelti vaikai ir jie bėga iš mokyklų klasių ir lenda į mokyklos ten rusius prie dangėlės, tai žinote, aš manau, niekas neverks, jeigu šitų kariūnų ir šitų valdžiagyvių, kurių dėka dabar keliama isterija ir siuntinėjami visokie Emergency Alert Extreme, nebeliks fiziškai. Ne tik, kad Lietuvoje nebeliks jų, apskritai jų nebeliks. Nei Graikijos vilose, nei Ispanijos salose, nei Floridos pakrantėje. Niekur. Bet gal toksai tikslas ir yra.
užsislapstinusių Rusijos agentų Lietuvos valdžiagyvių terpėje. Davesti šitą situaciją laisvos, nepriklausomos, demokratinės, civilizuotos, kokios čia dar, suverenios Lietuvos pseudo valstybėlės būsenai iki tokios stadijos, kad absoliuti dauguma žmonių pasakytų, a nu nachui. O, jau skambina, jau aiškins to jau, kad neteisingai kalbu, turiu pakelt. Nu ką sakiau, skambina žmogus, klausia, kur bėgti, kur slėptis, ar tikrai jau reikia slėptis, ar mes turim kur pasislėpti. Sako, vat, matau, pro langą vaikučius darželyje į Rūsį nuvedė. Šitie šizikai valdžioje dasišokinės iki to, kad žmonės Lietuvos gatvėse pamatę kamufliažu uniformuotas personas, elgsis taip kaip Ukrainoje. Gaujomis juos užpuldinės, nes nežinos, kas šiandien tokie. Banditai, mobilizacijos komandos atėjusios grūsti, gaudyti žmonių į patrankų faršą. Šitie nelojalių piliečių šaudytojai legalizuojami po truputį, kaip ten tie Zonder komandos. Bet realybė yra dar baisesnė. Jinai baisesnė yra ir baisiausia tiems žmonėms, kurie gyvena šalia karinių objektų. Rusijos karo gynybos ministerija perspėjo uždarais kanalais Lietuvos institucijas, atvirais kanalais Latvių debiliukus ar ne, mūsų mažuosius broliukus, žinote, vat. Kuo mažesnė šita kvazi valstybėlė, pseudo valstybėlė, tuo tenai fanaberijos didesnės. Kad jų planai, tai yra mūsų valdžiagyvių planai apie tai, kad iš Pribaltikos teritorijos bus atakuojama Rusija, neimituojant ten tų, čia netyčia įskrido dronas iš Ukrainos. Nifiga, jokie dronai iš Ukrainos, jo labiau per Baltarusiją į Lietuvą neskrenda, kaip rašo Delfi savo debilams. Yra dronai leidžiami iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijų. Ir jūs galvojate, Rusijos žvalgyba to nežino? Jūs galvojate, Rusijos žvalgyba to nestebi? Jie oficialiai perspėjo, kad žino šituos visus planus, stebi Ukrainos banditų dislokaciją Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, karinėse bazėse. Ir turi visas koordinatės tų vietų, iš kur planuojama leisti dronus prieš Rusiją. Taip kad, kur yra realus pavojus? Pabradės gyventojams yra realus pavojus gyvenantiems šalia poligono su Amerikos baze. Jūs galvojate, ten tas dronas Utenos rajone ten per Baltarusiją atskrydo iš Ukrainos? Ne, draugai mano, realiausias variantas jį paleido iš Pabradės poligono. Skersašikniai, skersarankiai, arba brokuotas dronas pasitaikė ir jisai šlioptelėjo, nedaskridęs net iki Latvijos. O tas dronas, kurį numušė Estijoje, Rumunijos pilotas iš Šiaulių pakilęs, jisai įskrido į Latviją iš pietinės pusės. Iš Lietuvos įskrido į Latviją, Latvija jį užpelengavo, pranešė estams, kad pas juos skrenda dronas. Estai pakėlė aliarmą, atskrido iš Šiaulių naikintuvas ir nukokošino. Iš kur tas dronas buvo paleistas? Jisai buvo paleistas iš Lietuvos. Ir mes su tokiais bairiais prisižaisim. Taip, kad savo daugiabučiuose, savo namuose sėdėkite ramiai
Nebent jūs gyvenate prie karinės bazės. Nu, dabar lauksiu šito oro pavojaus atšaukimo ir informavimo, o kas tai buvo ir eilinio melo apie Rusijos nemotyvuotą agresiją. Laikom frontą!